Iš pradžių Klaipėdos Neptūno vyriausiojo trenerio Kazio Maksvyčio komentarai apie rungtynes. Sveikinu Žalgirį su trečia pergalė. Kaip sakant, šiandien paleidom kelias bangas, kurios mums skaudžiai kainavo. Tai pirmą kėlinį ir trečią kėlinį, kai buvom pradėję lyginti rezultatą. Šiaip sezonas į pabaigą, žaidėjai pavargę. Griūna lygioj vietoj, todėl, nežinau, nesu matęs tiek griūbimų lygioj vietoj išbėgant iš užtvarų. Ir tai lėmė turbūt, tai lėmė ir tai, kad prastai gynamės. Praleidom 88 taškus ir praleidus tiek taškų turbūt sunku tikėtis rungtynių prieš Žalgirį. Stengiamės, kaip sakant, nenuleist galvų. Šiaudės yra. Kabinti visų šiaudų. Klausimų treneriai? Šiandien startą renginį matėme naujovę. Razaldanas, Paukauskas, Garbinas. Ko buvo siekiama tai žaidėjas? Visų pirma, pralaimėjom kelias rungtynių pradžias. Daugiausiai pralaiminėdavom tas rungtynių pradžias, tai pabandėm kažkiek pakeisti savo situaciją, sustiprinti jėgą po krepšiu, todėl leidom du aukštesnius savo žmonės ir aišku, norėjom šiek tiek daugiau aštrumo. Ir aišku, buvom priversti tai daryti, nes, kaip matė, čia nerungtyniavo Valdas Vasilius. Jam yra kelio užbėgimas, aš ne daktaras, negaliu pasakyti, bet tikiuosi, kad jisai kitose rungtynėse rungtyniaus. Tai, kaip sakant, tai buvom priversti ir situacijos ir norėjom šiek tiek pakeisti. Bet kaip matom, tas nepasiteisino, tas ir vėl palašėm pradžią 8 minutų. Preziltonui gavus 5 pražangą, Girčiūnas jau be keitimų žaidė iki rungtynių pabaigos. Ar Eitutavičius susižeidęs ar nelabai tenkino, kaip jis žaidė praėjusiose rungtynėse? Nepasakyčiau, kad tenkino, kad netenkino. Matot, sezonas į galą ir kai trims žaidėjams tenka daryti žaidimo laiką, kažkas nukeičia. Šį kartą čia yra grynai trenerio sprendimas. Ir šiuo atveju gavosi, kad dėl žaidimo laikų nuskriaustos gaunas Sergas. Ar dar bus klausimų? Ne, tada dėkui.